Taigi, man yra 17 ir aš išsikrausčiau iš savo tėvų namų ir dabar gyvenu čia, savo bute, vienas, 17 kvadratų, tai butas mažesnis negu viešbučio kambariukas, bet viskas gerai. Taip, apie šitą išsikraustymą šiaip jau svarstau apie metus ir pastarosius 2 mėnesius jau įdėjau tą darbą, kad surasčiau, kur išsikraustyti ir, tą galiausiai padariau. Tai pats procesas nebuvo labai ilgas, tiesiog daug laiko praleista aruode, nuolatos tikrinant naujus skelbimus ir rašinėjantis su visais brokeriais ir nuomininkais. Tai tas gana paprasta buvo. Ir ko aš neketinu šitam video daryti, tai eiti ir aprodyti jums čia viską čia, nes aš jau tiesiog kaip kiti žmonės parodo savo išsikraustymą ir ten tokia nesąmonė būna. O, čia mano tualetas, o, čia mano vonia, o, čia šaldytuvas, kuriame maisto neturiu, ha, ha, ha. Man tiesiog tai atrodo didžiulė nesąmonė, ką man švaistyti tavo laiko tokiais dalykais. Aš tiesiog pakalbėsiu apie tai, kodėl aš tai padariau, kokie mano ateities planai su visų šitų dalykų. Tai mano pirminė idėja išsikraustyti buvo padaryti tai, kad pasunkinti savo gyvenimo sąlygas, kadangi visi žmonės, kuriais aš žaviuosi, kurie yra sėkmingi verslininkai, sportininkai ir šiaip daug pasiekę savo gyvenime, jie visi turėjo labai sunkias vaikystės, labai sunkius pradinius gyvenimo metus, jų jaunystė buvo labai sunki ir pastebėjau, kad tam tikrą sunkumą aš irgi patyriau, tačiau aš tą labai gerai susitvarkiau su tuo, aš tą lengvai praėjau ir man tiesiog atrodo, kad aš negaliu savęs priversti kažko siekti vien dėl to, kokiam dideliam komfortui aš gyvenu, kai esu su savo tėvais, kai esu su savo broliais, savo gimtuose namuose. Ir aš nusprendžiau, kad man reikia tiesiog savo gyvenimo paversti kuo labiau diskomfortišku tam, kad aš galėčiau išsiugdyti tas valią, tą stiprumą viduje, kad būčiau toks kaip tie kiti žmonės, kuriais aš žaviuosi, kuriais aš noriu tapti. Ir aš ilgai svarsčiau, kaip man pasunkinti savo gyvenimo būdą. Kai aš bandžiau anksčiau keltis, mažiau miegoti, daugiau miegoti, treniruotis daugiau kartų per dieną, kažkokias dietas bandyti, dar kažkokius visokiausius dalykus. Ir visi tie eksperimentai su savim padėjo kažkiek. Aš praleidau gal 600 dienų prozmasis tik po šaltų dušų. Aš praleidau kelis mėnesius darydamas po porą žinutės spaudimų per dieną. Visokiausi tokie eksperimentai su savim kažkiek sustiprina mane tikrai, tačiau vis tiek aš jaučiausi, lyg man kažko trūksta, lyg trūksta kažkokio pasistumimo iš vidaus, kad man reikia keisti save ir keisti savo gyvenimo būklę. Ir kuo labiau aš varščiau, tuo labiau aš priejau prie išvados, kad taip atsitraukiant nuo savo tėvų globos ir paimant gyvenimą į savo rankas ir priimant visą riziką ir atsakomybę, aš manau, kad tapsiu to, ko noriu tapti ir pasieksiu tą savo tikslą, kad išaugyti tą vidinį stiprumą, psichologinį. Ir atvirai pasakius, per pastarasis kelias dienas aš jau pastebiu tą, kaip aš užsiknisu su visa buitim, su visu gyvenimu, su darbu, su mokykla, kad viską suderinti, kaip aš net neišsimiegojęs kiekvieną dieną esu ir kaip reikia skaičiuoti visus finansus ir viską. Ir aš pastebiu, kad jau jaučiasi tą neapykantą viskam ir jau non-stop kažkas galvoj sako, daryk kažką, tu reikia pakeisti visą šitai, nes tokį gyvenimą gyventi yra nesąmonė. Taip gyvena kiti žmonės, aš nenoriu taip gyventi, aš noriu gyventi geresnį gyvenimą, tai man reikia kažką kurti, kažką siekti, kažką daryti, kad išsivaduoti iš viso šitos rutinos ir iš viso šito lėvo gyvenimo. Ir prisispyriau galiausiai save, kad sukurčiau šitą YouTube video, nes jau ilgą laiką nekėliau ir vis kažkaip sakiau, kad nukelsiu, kad vis dar nėra tinkamas laikas kažką toliau daryti su YouTube ir supratau, kad nėra prasmės laukti, reikia tiesiog paimti ir padaryti visą šitai. Tai kokia mano ateitis, ką aš planuoju. Dabar turiu
išsiugdyti stiprią rutiną kasdienę. Vat, šiandien skėriau 5:30 ėjau į džimą, valgiau pusryčius, bet kažkaip neišsimiegojau, tai jau nukritau ant lovos ir tiesiog pamiegojau porą valandų. Tai tas nėra gerai, nes nenoriu turėti tokių tiesiog kelių valandų praleistų per dieną tokiem paprastiem dalykam, kurie iš tikrųjų nėra labai jau svarbus ar įtakingi man. Ir dabar tiesiog bandau susikurti rutiną, tai po porą savaičių tikrai sukursiu video apie tai, kaip man tą pavyko padaryti, nes jau dabar tam tikri pagrindai pas mane yra nulieti ir tam tikrus dalykus darau kasdien, be jokių ten atsikalbinėjimų savo ar atmazgų kažkokių. Tai tas noriu susikurti savo rutiną tvirtą tam, kad aš galėčiau sutaupyti kuo daugiau laiko kiekvieną dieną ir darydamas tas buitinius užduotis, kaip maistas, sportas, dar kažkas. Ir kad galėčiau tiesiog skirti dar daugiau laiko YouTube'ui ir kitiems savo dalykams, savo projektam įgyvendinti. Su maistu pas mane, kaip ir viskas aišku, jau pasidariau aišku planą ir įtelpu į 5 eurus į dieną, apie tai irgi pakalbėsiu kažkada apie savo visą maisto planą, kaip aš visus elementus sužiūriu, kaip visus makro, mikro dalykus sužiūriu, kad būtų vis dėlto sveika ir kad taip pat baltymų vis tiek būtų labai labai daug. Tai tas taip, su darbu kaip ir nieko ypatingo, su mokykla, nežinau ką daryti, aš kol kas iš vis nematau prasmės man lankyti mokyklos, tačiau tėvai labai spaudžia ir nežinau, dabar tik taip užsiminsiu apie savo mintis, bet galvoju gal po poros mėnesių iš vis mest mokslus, nes nematau savęs nei universitetą, nei niekur kažkur kitur, nes man jaučiu, kad tai ne man ir aš nenoriu eiti tuo standartiniu keliu. Tad nežinau, apie tai man dar reikia pasvarsyti, čia nėra galutinis sprendimas, atprašau komentaruose, nebombarduokit manęs savo visom žiniom ir visiems šitais, kaip tie, žodžiu, supratai. Tai va, tai kitos videos pakalbėsiu apie savo maisto planą, apie ryto rutiną, apie tai, kaip valdau dabar savo finansus, nes viskas labai pasikeitė per pastarį mėnesį. Tada jau kalbėjau apie savo finansus, sakiau, kad pasikeis viskas ir viskas žiauriai pasikeitė. Dabar skaičiuoju kiekvieną eurą, kurį išleidžiu ir tiesiog kelis mėnesius į priekį jau skaičiuoju savo atlyginimą ir kaip jį paskirstysiu. Tad pinigų iš tikrųjų nelieka daug. Po visų būtinų išlaidų, tokių, kurios jau reikia tiesiog padaryti, kad išgyventi ar dar kažką, kad sumokėti komunalinius, maistas, apsikirpti, dar tokie dalykai, visokiausias transportas. Man lieka apie 200, bet vis tiek dar šitos namuose trūksta tam tikrų dalykų. Aš net indų pakankamai neturiu, turiu vieną šakutę, vieną peilį, vieną šaukštą. Net neturiu su kuo pjaustyti tokių kietesnių dalykų, nes maistinis peilis tiesiog nepraeina. Tai tokie visokiausi dalykai. Ir, žinoma, kažkiek giminaičiai padės, jie nori labai padėti man visi, bet aš kažkaip vis tiek noriu praeiti pats tą vienas, ne dėl to, kad aš nenoriu jų pagalbos priimti, dėl kažkokių priežasčių, o tiesiog, kad noriu būti 100%, kuo labiau arčiau 100% to, kad aš padarau viską vienas, tam, kad tiesiog savim didžiuotis labiau ir kad pats pripažinčiau visą šitą savo, kelionę, visą eksperimentą, galima sakyti, tokia kaip iššūkį. Tai va, šiandien tiek, daugiau tavo laiko nešvaistysiu, pasimatysim kitą kartą, iki.